Servakas pasileistas. Tai nulogintis. Galima pabandyti prisiregistruoti, nes seniai testuota. Opapa. Paspaudžiu, normaliai. Requestas išeina. Eilin. Iš pradžių buvo juodas, tai po gerai, po kurio laiko raudonas. Responso nesimato. Previusas nesimato. Payloadas, kuris buvo išsiųstas, matosi. Idėjos. Čia tai matosi, kad gerai, ne? Nes paskutinis reaktas pasileido eilėje ir taip užgožė visus džiaugsmus. O ten kažkur viršui, sako, yra eroras. O eroras connection refused. O connection refused, nes nepaleistas XAMPPas, kuris įjungia duombazės programą. Nu, po šito vis tiek mirė. Teisingai, nes naudas kai pasileido ir kai paleido setup.db, kuris prisijungia prie duombazės. Šitas connectionas neatsinaujino tol, kol iš naujo pasileidžia šitas failas. Nu, tai parestartinta, ne? Va, turėtų atsinaujinti. Va. Pabla. Nice. Sklandžiai kaip ir sviesta. Biški buvo panikos. O būna tai? Tu turi mini, kad iškeliauja, duombazėje vaizdas atsiranda, tai tada mano įtarimas yra kontekstas. Nes dažniausiai čia esantis visi tie visokie kokie fetchai, kur čia dabar tas džiaugsmas, submitas, kur siunčia sukurk kažką, dažniausiai jie executina funkciją, kuri updateina globaliam kontekste reiškiasi esančią reikšmę, kuri yra pasiekiama per vieną iš čia nurodytų funkcijų. Nu, tai tokie kaip updating statusą, updating rolę, updating automobilius, visas tas sąrašas. Tai, nes kitas momentas yra, pavyzdžiui, kad nes va, iš va čia, aš, pavyzdžiui, pasiemu tas visas reikšmės iš globalaus konteksto, tai jeigu ten, tarkime, nebuvo paimtas ten tas update kažkoks sąrašas funkcija,
Tai ir, pavyzdžiui, panaudotas use state'as, tai galbūt suveikia tik tai tą kartą, kol tas state'as yra tame puslapyje, na, iškas tas puslapis yra paleistas. Išeini į kitą puslapį, grįžti ir vėl viską iš naujo reikia, kad jisai žinotų. Tas reiškia, kitose puslapiuose, pavyzdžiui, tas automobilių sąrašas nebegali žaisti, nes jį pamiršta, nes jisai nėra kontekste. Jau. Ir va tai yra dar viena priežasčių, kodėl Hebra mėgsta TypeScript. Ja, jis gali kartais užknist, gali, bet dar labiau užknisa iki pažaliavimo tie momentai, kur nei tau editorius rodo, nei pats JavaScriptas supranta, kad čia bus problema. Nes jisai tiesiog, pavyzdžiui, va šitose vietose JavaScriptas mato tik tiek, kiek mato šitas failas iš esmės. Pavyzdžiui, TypeScripto atveju jisai mato visą projektą. Tai reiškia, daugiau konteksto, daugiau informacijos, jam daugiau supratimo yra. Tai viena iš priežasčių. Gerai, reikia pasižiūrėti, ką aš ten gero nuveikiau. Selleriai, automobiliai. Pridėti naują. Išsivalyti čia galima. Forma tiesiog šitą, pridėti naują auto. Tai dabar visi prie šitų pokalbų lyginasi, tai dabar esu vidrys tos. Nu, tai jau galime ir pasižiūrėti, ką aš čia gero turiu. Pridėti auto. Ką reiškia pridėti auto? Ikonėlės, globalus kontekstas, kažkokie forbidden titles ir defaultinis images. Nu, tai reiškia savo šitas images. Tai reiškia, jeigu sėkmingai sugebėsiu kažkada uploadinti, tai čia tas preview turėtų pasirodyti. Nu gerai, ką mes ten gero turim? Realiai tai copy-pastas buvo iš ten to add card typas, man atrodo, daugiau mažiau ir dar sukerktas su movies esančiu pridėti movie, ar ten kas buvo failas. Tai, ja. Navigatas, full yearai, current yearas klausimas, kam yra reikalingas, sako, current yearas vakar panaudotas, ne, metai, o metai yra panaudoti prie pašyčia. Current yearai. Kodėl nei hardcodinta skaičiukas, turite įtarimų? Kodėl tiesiog neatėjau ir parašiau? Būtent. Nedaug liko ir viskas. Ir klausimas, kas sėdės sausio pirmomis valandomis, kai ten Zapatlo ateis ir kažkas pabandys įkelti savo ten kažkokį sprendimą. Čia, žinoma, reikia turėti omeny, kad šitas laukas iš principo yra skirtas pasakyti automobilio gamybos metus. Kas reiškiasi, tol, kol Hebra švenčia ten tą sausio 1, ne, kelios valandos po Big Bangų visų, tai niekas tai nebus pagaminęs automobilio, kad Hebra būtų nusipirkę ir kad jiem reikėtų iš karto pardavinėti ir tada registruoti tokį ką tik iškeptą automobilį. Nu, neįmanoma. Nu, tiesiog neįmanoma. Praktinis sumetimas. Geriausiu atveju sausio 2. Nuo konvejerio kažkas nuims mašiną ir bandys pardavinėti. Tai va, tai bet iš principo, kad nereikėtų eiti kodą, ne keisti, taigi gali automatiškai išsirankyti. Žmogus turėtų rašyti. Bet čia yra limitas, čia yra pradinė reikšmė. Nes kai savas pažymybės metais. Tai mes dar pasižiūrėsim, kokie yra papildomi limitai ant būtent metų, kuriuos tu čia gali įrašyti. Taip.
Jo, kas gero apskritai iš globalo rolė, ne, kad žinotų, kas tu toks, adminas ar ne adminas iš serijos, autotipai ten tie visi sedanai, hatchbackai, vairo pasirinkimo galimybės ir add car typas. Ką jis čia veikia? Say my name. Nežinau, ką jis čia veikia. Dėl to, kad copy-pastas buvo, tai dėl to paliktas. Per daug neskaičiau. Anyways, krūva laukų, kur yra pati reikšmė ir erorui, ne su juo susijusio. Tai čia nieko ypatingo. Price'as ties 0. Metai ties šiais metais, visą kitą tušti tekstą. Va, sako, jeigu tu nepardavėjas, tai tu gausi baną. Tai nes net adminas negali kelti ir jokie public irgi negali kelti. Tai jo, tada update images, paskui pasižiūrėsim. Validity. Yra krūva validavimui skirtų funkcijų. O iš esmės, ką validuoja, tai būtent tai, kas būna parašyta tame lauke. Tai aiškiai, kai va čia ateini rašyti title, nu tai mes patikrinsim čia, jisai make sense ar ne make sense. Tai title validity, pavyzdžiui, sako max 100, jeigu tuščias, tai parašyk tokį eroro pranešimą, jeigu viršyje ilgį, parašyk kitą eroro pranešimą, jeigu eroro nėra, tai eroro message'as yra tuščias. Jo. Reikėtų realiai vienam pasaulyje, turėtų prasidėti visų. Aš čia gali dėti lyksiukas, antraštiukas ir mažai. Tai reikia atvirkščiai padaryti galimų simbolių sąrašą. Whitelistas. Jo, reikėtų. Na, klausimas gal, nes, nu, pavyzdžiui, tie patys emoji, ne, arba, nežinau, lenkiški kažkokie specialūs simboliai, kurių nėra lietuvių anglų kalbose. Tai, nu, jų irgi visų turbūt nežinosi. Ateis vokietis irgi savo ten kažką parašys. Tai, nežinau, čia toks labai toks mix, nežinau, keistas, žinai, komplikuota situacija. Nes padaryti vien tik tai leistinų simbolių sąrašą gali, bet tada būtų gerai, kad jisai būtų kažkuria prasme suprantamas tiems, kas ją naudos, kad jeigu international ir jeigu aš randu, kad galima naudotis tik tai anglų abėcėlę, man kažkuria prasme aš galiu suprasti, kodėl. Nes visgi international chebra nenori daryti nesąmonių su krūva skirtingų abėcėlių ir skirtingų kalbomis. Priverti visus angliškai rašyti. Ok, cool, dar galiu sutikti. Bet jeigu didelį įmonę, tai aš iš jų pradėčiau tikėtis, kad jie visgi visas kalbas, kurie rinka turi, tas rinkas pradėtų įnešinėti kažkaip. Nu, čia jau verslas ir marketingas, bet reiktų kažką pradėti mąstyti. O dėl visų kitų neleistinų simbolių, tai ten, nežinau, nelabai ir baisu turėtų būti iš tikrųjų. Nu, tarsi, kad ten kažkokią, kad ir kinietišką simbolį neparašysi. Nu, lietuviam turbūt atėjus ir radus skelbimą kinietiškai simboliais bus nejauku. Bet... Noriu klausti, visą. Jo, bet... Ar negalite, kažkaip tai pirmų brūkšninkai ar jausmas. Morzas abėcėlė? Aš nežinau, kad gali dirbti. Bet kaip paveikti kodą. Depends. Mes dar nesame temos apie teksto arba to kodo sanitization. Nu, būtent tas momentas, kad tu gali duoti realiai bet kokį tekstą, jisai bus konvertuojamas į saugius simbolius. Tai arba tu automatiškai pats išsiaiškini, kokius simbolius reikia keisti į ką, arba ten būna funkcijos jau pačiose kalbose implementuotos, kurios paduodi stringą ir tau atiduoda
saugesnę stringo versiją. Tai kaip pavyzdys, kad yra tose nuorodose, net jeigu dabar čia yra parašyta kažkoks cars news, bet jeigu iš tikrųjų pasakysiu cars tarpas, new car, tai iš tikrųjų, kas pasidarė procentas 20 vietoje tarpo. Tai čia įvyko tas vienas iš momentų, kai šiaip originalus stringas buvo pakeistas į biškį kitą jo versiją. Kodėl? Nes pagal tą HTTP standartą, reiškia, nuoroda negali turėti white space'ų, nematomų simbolių. Tai jie visi turi tapti matomi. Ir tiesiog kita koduotė tam pačiam simboliu atvaizduoti. Tai gali būti labai panašus sprendimas, reiškia, susirasti kitą koduotę, kur tavo tas kažkoks tau atrodantis keistas arba šiaip probleminis simbolis bus peršifruotas į kitą koduotę, kurią tu vėliau galėtum vis tiek atstatyti į originalią versiją. Tai tokie galėtų būti vienas iš sprendimų. Tak, tinderiuška. Kas dar gero? Anyways. Tai prie validavimo. Validavimas realiai viską, ką grąžina, tai arba tuščią tekstą, arba netuščią tekstą. Ir prikolas yra, nežinau, ar jau nujaučiat, bet bus žaidžiama ant šito stringo trufinis, falsinis. Reiškia, nes tuščias tekstas yra pozityvi reikšmė, netuščias tekstas yra negatyvi reikšmė. Arba vice versus. Atvirkščiai, ne? Atvirkščiai. Whatever. Tai mes šauktuką pridėsime ir pasidarys atvirkščiai. Nei kad sakiau pirmą kartą. Tai pamatysim toj variantą. Tai lygiai taip pat, pavyzdžiui, price'o validavimas. Min-max reikšmės, nieko ypatingo. Yra kažkas blogai, konkretus eroras, per daug nepersistenka. Spalvų validavimas irgi iš principo tekstas tuščias arba ne. Car type validytis irgi iš esmės. Ką be pasakysi, kas prisiskirs, kai tame dropdown'e pasirinkinėsi reikšmės, car types iš dropdown'o. Realiai, tai netgi tas pats hakeris 3000 iš vakar. Tai pasirenki iš dropdown'o, pats dropdown'as update'ina reikšmę, reiškiasi, ir aš tiesiog tikrinu, tai kas čia galiausiai buvo pasirinkta. Gali būti protingesnis variantas ir gal netgi jūs patys galėtumėte įvardinti, koks būtų protingesnis variantas. Neva taip tikrinti, nes sakykime, kad būtų daugiau konteksto su car typais, kur ten price'as, coloras, car types. Va, yra selectas. Sako, on change pakeičia car type pagal tą value'ą, kuri buvo priskirta. By default value ateina ten, kas pasakyta lauke tenais pasakyti yra tuščias tekstas pagal nutilėjimą viršui, kai buvo tas use state'as inicijuotas, o visos kitos values tai yra būtent, kai mapini per tos car typus, tai iš duombazės ateina, ne? Ir susikuriu optionus ir va čia tuos car type values priskirinėjai. Tai, o kadangi aš čia priskiriu viens prie vieno tą patį žodį, kuris yra atėjęs, tai reiškia, kai jeigu aš matau SUV sedaną, hatchbacką ir hakeris 3000, tai konkrečiai va šitie tekstai ir bus priskirti prie to car type kintamojo, jų statinio. Tai va, tai kadangi čia parinkinėjant optioną yra galima tik tai vienas iš tų iš duombazės atėjusių reikšmių ir dar esu sukūręs vieną tokį tipo neutralų, kur sako pasirink. Nes jeigu šito nebūtų, by default galim iškomentuoti, ne? Jeigu jo nebūtų, parefreshinkim puslapį, SUV. Kodėl SUV? Nes jis yra pirmas sąraše. Tai dropdownas taip jau elgiasi. Tai va, tai tam, kad nenoriu primetinėti tipo parinkties šitos, tai sukuriam tiesiog neutralų, kuris visą laiką pareina tas selectas kažkoks. Tai va, tai jisai stebuklingai neatsiranda, neturėjau pats sukurti realiai. Ir tada visi kiti. Tai va, tai tas car types iš
O šiaip tai normalios reikšmės pareina iš to card types masyvo, kuris buvo atsisiųstas su API pagalba globaliam kontekste, ten automobilių tipų masyvus, kur buvo fetchinta ir gauta. Tai klaustukas, gal kažkas turi idėjų, pavyzdžiui, kaip būtų galima šitą validaciją teisingesnę parašyti. Nes čia yra iš principo teisinga, nes by default dropdowno card type reikšmė yra tuščias stringas, nes taip pasakyta čia kažkur, kur tą type inicijavau, va šitoj vietoj. Ir none yra ten tas mano minus selecto value, kurią aš pasirašiau rankiniu būdu. Ten galima prigudrauti nesąmonių kokių nors kada nors, tai čia dar galima pataisyti, tai nežinau. Turit idėjų? Čia veikia, ne? Jo, veikia normaliai. Šiuo metu, kol aš nesąmonių nedarau, tai veikia. Turi būtinai pasirinktas per lengvutas. Tai iškas gali būti tik tai vienas iš tų tipų, kuris yra atsisiųstas iš backendo. Tik nelandu. Jo. Tai, o tas dalykas yra card type kintamajame. Daugiskaitinė forma. Čia yra masyvas. Gaila, jisai nerodo. Būtent. Jeigu ta reikšmė tavo kažkokia viena konkreti nepriklauso tam masyvo viduje esančioms reikšmėms, tai reiškia, tu pasirinkai kažką arba tu nieko nepasirinkai, kas yra neteisinga, ne? Tai tiesiog būtų galima atvirkščiai perkeisti. Tai pavyzdžiui, card types includes card type. Tai jeigu includina, tai čia yra gerai. Bet jeigu neincludina, tai viskas. Ir jau ten masyvą galiu aš ten tą none daryti, keisti, ką noriu. Galiu ten tą kažkurį tais tuščią stringą keisti, ką noriu. Jau nebereikia validacinės logikos keisti. Pavyzdžiui. Tai va, kas tas card types, tai va, būtent iš iš konteksto. Jo, galbūt. Bet būkim sąžiningai, kas tenai keista HTML, ne? Tai keis tik tai, nežinau, tas, kas neturi ką veikti gyvenime. Tai jo, tai, bet ten frontendo, ten net neverta hakinti. Svarbiausia, kad galiausiai teisinga validacinė logika būtų backendė. Kai API jūs gaus tą užklausą, tai pagaliau imkim ir užresetinkim. Tai ten daugiau reikalų turėtų būti. Anyways, toliau. Ir validity. O, vėl. Min-maxas. Jeigu yra mažiau arba daugiau už tos reikšmės, ne, atitinkamai riba sako, nebuvo gaminami auto. Kaip taip gali būti? Gal turit idėjų, kodėl čia šitas skaičius? Jo. Kas Karlas Bensas, neatsimenu. Paguglinam. First car 86. Gali būti, kad praktiniais sumetimais didesnis skaičius galėtų būti, ne? Bet iš tikrųjų, jeigu mes čia leidžiam kolekcionieriam, tai drąsiai ir toks variantas. Ir vėl dinamiškai einamieji metai išsiaiškinam ir šitos funkcijos daugiau niekada gyvenime man nereikės update'ant. Sėdžiu savo ramus. Steering wheelas. Vėl panašia situacija. Steering wheelas pasidariau atskirą database'ą. Būtent, ar ne, ar jau buvo padarytas? Buvo padarytas, ne? Po vakar. Jo, tai tengi turim galimas reikšmes, irgi kontekstas juosgi parsipučia
Ir dropdownas realiai tas pačiu principu yra padarytas, kaip kad buvo su car types. Tai galbūt būtų labiau make sense sides, steering wheel sides, man atrodo. To reikia pasicheckint. Jo. Includes steering wheel reikšmę, tai jeigu neincludina, turėk bėdą. Va, čia turbūt saugesnis variantas. Tai tada locationas, tiesiog dummy stringas. Gali būti, kad kažkurio metu reikės užžiūrėti skaičius, nes aš tai nesužiūrinėjau, kokio ilgio įrašai telpa į duombazę, tiesiog random mečiau čia najas ir man suėjo, jeigu ką reikės arba čia keisti, arba duombazės ilgį didint, mažint kažkur tais. Formos validavimas bendrai, nes ten buvo individualių laukų, o šičia išsikvieti, sako, pravaliduok, tai prie title message reiškiasi, kas atsitinka. Būna arba tuščias stringas, arba netuščias stringas. Galiausiai. Ir priskiri tą erroro message'ą. Tai reiškia, erroras arba pasimato, arba jo nepasimato, ne? Tai ir taip su visais. Ir galiausiai į klausimą, ar forma yra validi, yra atsakoma su tokiu naglu išsireiškimu. Turit idėjų kamereplės? Nes čia yra sumesta visi ten tie sugeneruoti stringai. Visi. Nebent kažkurį vieną praleidau tyčia. Jeigu tuščias, nes jeigu yra netuščias stringas, tai aš parašau konkrečią klaidą. Jeigu tuščias stringas, tai klaidos nebuvo. Reiškia, yra gerai. Tai va, jeigu imidžas negeneravo man jokio erroro, tai vaizdelis galiausiai pasidaro toks. Šitas dalykas yra lygu not, false, o tai yra lygu true. Jeigu message'as imidžo yra messages. Radau klaidą. Ką čia? Jo, teisingai. Su titlu lygiai tas pats. Jeigu tuščia, tai reiškia, yra tampa gerai, jeigu netuščia, tai reiškia, kažkoks erroras tampa reikšmė false. Ir tam, kad returnas grąžintų ar validi formą, tai galimas variantas yra true arba false, o true yra įmanomas tik tai vienu vieninteliu atveju, jeigu visos šitos grandinėlės sudedamosios dalis yra true. Jeigu viskas yra true, tai tada ir forma yra true, validi. Jeigu bent vienas yra ne, viskas, bye bye. Tai reiškia, formai kažkur yra klaida, eik, šitą paskaityk, išsiaiškink ir taip toliau. Tai reiškia, vaizdelis in action, jeigu nieko nedarau, tai tiesiog sakau creating, o taip jis ir padaro. Neuploadinu imidžo, neparašiai title, price'o 0 yra galimas variantas, nes gal dovanoja, ne, spalvos nepateikiai, tipo nepasirinkai, metai by default ateina, vairo nepasirinkai, location'o nenurodai. Tik pradedu kažką rašinėti, susitaiso, pasirinku šitą, susitaiso, pasirinku šitą, susitaiso, čia kažkokia nesąmonė, susitaiso, čia jeigu pažaidžiu, niekas nepasikeičia, titlas pasitaiso, belieka imidžą tiesiog susižiūrėti. Tai va, bet forma vis dar yra, kad tai reiškia, niekas niekur neturėtų siųsti.
Juk tu matai, jisai siunčia zarazą. Kodėl? Kodėl? Reiks pasižiūrėti. Jo, bet jisai šičia praslysta. Ai ne, aš neišsaugojau. Gerai, dabar parefreshinom. Ir čia. Gerai. Susitaisė. Iki tol, kol imidžas nėra uploadintas, aiškiai, joks requestas sukurk mašiną nevažiuoja. Tai čia, žodžiu, daugiausiai kodo yra su validavimu susiję. Tada submitinti pačią formą, taip inventinama, sakom, jeigu forma yra nevalidi, tai tiesiog nutraukiam darbą, nes kai buvo bandoma iškviesti va šitą funkciją, kas jos metu buvo. Einu išsiaiškinu dabartinę inputę esančią reikšmę, ar jinai gera ar ne, ir grąžinasi žinutę atitinkamą ir užsetina tą žinutę kažkokią. Reiškia, jau užsetinant visų ten tų image erroras, title erroras, price erroras, call error ir taip toliau. Reiškia, visi, kurie yra normali reikšmė ir šalia jo errorui skirta reikšmė. Žodžiu, poromis vaikšto. Ir panaudojimas, be abejo, atitinka Bootstrapo pasiūlymus visus. Ir, pavyzdžiui, jeigu vien pasižiūrėti va šitą dalį, kur kalba eina apie titlą, tai ten vos ne viskas yra copy-pastas. Titlas kaip titlas, tai reiškia pats va šičia va tas žodelis. Ir taip galim pasižiūrėti. Ir paskui pats jau laukas išlenda. Tai inputui, ką ten vėluja, tai vėluja, on changes ir žinoma papildomai prisideda is invalid klasė tada, kada title yra erroras, kitaip tariant, kai yra netuščias tekstas, kai yra ką atvaizduoti. Ir atvaizduoja ten tą errorą galiausiai. Ir jis ten raudonuoja, reiškia. Ir taip visur tie errorai, reiškia, atvaizduojami būtent per šitas dvi vietas dėka jų. Viskas yra dėka jų. Copy pasta. Taip. Šiek tiek stiliukas, submit handleris. Žodžiu, o jeigu viskas yra gerai, postinam, JSON'us, credentialai ir kol kas title tik siunčiau, titlas yra apie nieką. Reiškia, aš realiai darau to nesu padaręs, kad jinai registruotųsi duombas. Čia yra gerai turbūt. Tada, čia iš principo viskas kaip ir turbūt tiks, kad jeigu statusas bus op, mes nunaviruosim paskui atgal į va šitą sąrašą. Dar prieš tai turbūt reikės pasirūpinti, kad į turbūt globalų kontekstą tas atėjęs naujas automobilis užsisetintų. Gali būti. Tai va, tiek reikalų. Ir žinoma, turbūt įdomiausia dalis yra nuotrauka. Su nuotrauka. Tai reiškia, nuotraukos vėluja, tai reiškia, tas nuoroda, jeigu yra, tai ją išpiešia, jeigu ne, atvaizduos tą defaultinį imidžą. Ir ten biški skirsis stiliukas. Tai reiškia, jeigu turi imidžą, tai vienoks jo CSS bus išpieštas ekstratas, o jeigu ne, tai tas defaultiniai nuotraukai skirtas CSS. Skirtumas realiai yra tame, kad defaultinė nuotrauka užima visą teritoriją, tai reiškia ten, kur yra tie object fitas, ir jis turi savo object fitas iš esmės. Tai vienas coveris yra, kitas yra containas. Tai šičia aš norėjau, kad būtų coveris, nes kad visą paviršių padengtų ir matytųsi apskritai ribos. Bet kai tu uploadini normalią nuotrauką, tai jeigu jinai būtų labai keistai neproporcinga,
ją reikia, kad sutalpintų iš tą teritoriją, kad nebūtų tipo nukarpytų nuotraukos dalių, nes kaip kitaip pamatysi, ne? Jau pats kaltas, jeigu blogų proporcijų ten kažkaip pateiks ar whatever. Tai dėl to iš esmės skirtumas, tai net jeigu... Aš čia atskirai kintamosius šitos apsirašiau viršų. Tai ir ten tos dydžius ir... Nes realiai visos savybės sutampa išskyrus object fitas. Coveris versus containers. Tingėjau kurt. Tai greičiau buvo. Realiai. Greičiau tiesiog. Bet galint iškelti CSS failiukus. Nes didžioji stiliaus dalis tai ateina iš ten tų bootstrapinių klasių, tai maždaug jeigu ten jau šikna nedega, tai aš ir nekūriau ten man tų failiukų, man tai 100 metų. Jo, tai va, tokie dalykėliai, car typas, gerai, pats uploadas. Uploadui priminsiu, realiai čia yra 1:1 kopija iš movies, galit pasilyginti. Idėja, kad viskas inputui, ką reikia žinoti, tai yra būtent, kad typas yra tinkamas failas. Ir vėl, erorai grinai copy-pasta kaip ir visur kitur. Vienintelis skirtumas, kad inputui nėra priskiriama value. Jie automatiškai suvaikštinėja, kai typas yra failas. Jie automatiškai kontroliuojasi. Netgi, man atrodo, kai pirmą kartą pas movies darant, aiškiai, buvau tą value nurodinėjęs, Reactas metė erorus, kad davai ištrink, nes sako, aš pats prižiūriu šitą vietą. Tai vat. Viskas, kas jam reikia, tai yra on-change'ui sužinoti, kokią funkciją executinti, nes idėja yra kokia. Lygiai ta pati, kaip buvo su movies. Kai tu ateini ir pasirenki kažkokią naują paveiksliuką, kai čia pasikeičia tas tavo reikšmė, iš karto vyksta uploadas būtent tos nuotraukos. Aiškiai, niekas nelaukia, kada tu tą create mygtuką paspausi ir tada ir nuotrauką apsilaudins ir visą likusią formos informaciją išvažiuos. Galima ir taip daryti. Aišku, galima. Bet... Slagas? Jo, reikėtų. Bet mes teoriškai galime jį iš taitlo susigeneruoti. Nes ir tenais mes lygiai tą patį darėm, tiesiog dar papildomai jisai buvo ir atvaizduojamas, kad mes matytume, tai koks tas slagas pasigamins. Ta nuorodos dalis, reiškia. Bet normaliu atveju turbūt mes turėtume, nes vis tiek, šitoj vietoj gal netgi mes padarysime žymiai pigiau ir tie slagai, tos dinaminės nuorodos bus tiesiog skaičiukai esantis duombazai pagal jo ID. Tiesiog duomenų. Ja, skirtingai galim visai prisižaisti, nes vėlgi, jeigu galime įsivaizduoti kitą variantą, titlas, ne? Tai aiškiai, ateina normalus žmogus iš gatvės, užsiregistruoja į šitą platformą ir jisai sako, parduodu bulką, raudoną bulką. Klausimas, kiek Lietuvoje yra žmonių, kurie turi raudoną bulką ir jeigu jie ateitų į šitą platformą pardavinėti, keli iš jų sugalvotų lygiai tą patį identišką raidė prie raidės titlą, kuris vadintųsi raudona bulka. Spėkit iš 3 kartų, keli žmonės sugalvos tai. Aš kertu lažybų, kad daugiau negu vienas. Kiek tiksliai man net nebeįdomu. Jeigu yra daugiau negu vienas, tokia tikimybė, viskas, turim problemą. Kodėl? Suprantat turbūt, ne, kodėl yra problema. Nes jeigu iš to raudono bulką aš pagaminsiu nuorodą, kuri galiausiai atrodys raudona minus bulka mažosiomis raidėmis, ir tokia nuoroda turi reprezentuoti 2 kaip minimum skirtingus automobilius, o gal net ir 10 skirtingų, tai tada klausimas, tai kurio tiksliai automobilio informaciją aš čia turėsiu atvaizduoti. Exactly. Net ir filmai būna tais pačiais pavadinimais, bet mes ten tada galime įnešti metus, galime įnešti ten kokį direktorių, dar kokį nors nesąmonę, tai vėl variantai. Šitoj vietoj mes galėtume sakyti raudoną bulką -5, pavyzdžiui.
kad aiškiai būtų ir tavo pagal titlą pagamintas URL dalis, plus duombazėje esančio įrašo ID. Nes kaip minimum ID skirsis. Ir dar turėsi, žinoma, nuorodai kažką žmogiško skaitomo ir panašiai. Tai va, bet aš nueisiu paprasčiausių kelių, pačiu pigiausių ir nuorodos pas mane bus tiesiog ID. Bus paprasčiau išsiaiškinti. Tai aiškiai, kai kalba eis apie pamatyk automobilių, tai bus cars/5. 5 automobilį parodė. Tai jo. Iš techninės pusės bus pigiausias sprendimas. Useriams galbūt nelabai bus faina, bet useriai niekam nėra įdomus. Galbūt. Iki kol nepradeda mokėti už tavo paslaugas. Tada jau tampa įdomus. So, image uploadas. Tai va, tai tas uploadas tai yra tiesiog vėl lygiai 1:1 funkcijos kopija, išskyrus vieną vietą pakeičiau. Tam, kad vėl galėtumėt dviejose skirtingose projektuose susižiūrėti, kaip viena pakeista reikšmė apskritai abiejose projektuose keičia, kas keičiasi ir kuriuose vietose keičiasi, kaip priminimas. Tai formos objektas ir užpildom objektą į value, tai reiškia iš to target files 0, ne? Tai ir paimam tik tai patį pirmą pasirinktą iš failų sistemos failą, šiuo atveju nuotrauką gaunasi, ir tiesiog siunčiam. Ir viskas. Tiesiog siunčiam. Ir paskui tikimės, kad tai, ką mums grąžins, bus ten tas data pathas, o tai turėtų būti mūsų ten tame backende, reiškia, kai grąžins responsą, sugeneruotas tas kelio dalis, tai kur tu padėjai tą paveiksliuką ir kaip jisai buvo pavadintas pas tave. Tai va, tai kas liečia frontą, čia viskas yra 1:1. Apart va, nekaltos šitos dalies. Ir dar skirtumas, žinoma, yra, kad ten buvo prie Movies API uploadas, vienas tiesiog įmanomas uploadas, o čia dar išskyriau į car. Kokia idėja, kad kitą dieną, žiūrėk, gali būti avataras, trečią dieną gali būti user coveris, ketvirtą dieną dar gal car coveris ir taip toliau ir taip toliau. Gal netgi dar vienas variantas bus reklamos. Tose gali būti skirtingos paskirties nuotraukų. Skirtingi useriai gali norėti uploadinti. Tarkime. Tai tokiais atvejais, tam, kad viename folderyje negulėtų visi paveiksliukai, tai galime išskaidyti dar subfolderius, ne? Tai va čia iš esmės tame ir yra idėja. Tai tiesiog į subfolderį ir visas uploadas, visa kita, vėl iškeltas į atskirą rautą. Pathas reikalingas, multeris reikalingas, jį susinstaliuoti be abejo reikia, nes jeigu bandysite pas save naudoti multerį, tiesiog nukopijavę kodą, niekas neveiks, nes pas jūs nėra instaliuota by default nuo pat pradžių. Tada uploado rautas, ne, ir čia praktiškai 1:1 kopija iš Movies filmo, nustatymai, kaip turi veikti multeris, tai reiškia, pasiema tą multerį ir sako, kad visi failai bus saugomi diske, alternatyvus variantas yra in memory, ramose, tik tai problema, kad kai restartins tavo servakas, viskas iš ramo išsivalo, lygiai taip pat kita rimtesnė problema, kad ramai yra riboti ir tu ten milijardo nuotraukų, žinoma, neprisiminsi. Tai geriau į diską saugoti. Galbūt yra kažkokia situacija, kur specifinio pobūdžio nuotraukas būtų logiška kelti ir į ramus, į atmintį, ten tą aktyvę tokią, ne, tipo, dėl, nežinau, greitaveikos, kad žymiai greičiau gražintų, tai kaip atrodo ten tavo tas failiukas ir panašiai. Skirtumas vėlgi nuo Movies yra, kad vietoj to, kad Movies'e buvo tiesiog public image folderis, tai va čia tas įdeda, kad kadangi aš dabar čia uploadinu automobilio imidžą, nu tai ir kelkim į jam skirtą folderį. Tiesiog.
Jeigu turėsite ten avatarą userio, nu tai susikurkit, kur bus public images avatar folderis ir ten visos nuotraukos keliaus ir žinoma, turėkit atitinkamai naują objektą su tais nustatymais naujais. Šitoje vietoje failo pavadinimas prieš tai ten buvo kas tenais coveris, underscore, paskui kažkas crazy fieldas, kuris iš esmės padarydavo images underscore file ir tada ten data. Nu, žodžiu, čia galiausiai lieka tiesiog failo pavadinimas, kai susikonstruoja, yra žodelis car underscore dabartinis laikas milisekundėmis ir taškas jpg. Va taip failo pavadinimas konstruojasi šitoj vietoj. Norit, galite pasikeisti, galite šitos dalies nekeisti, bet aš šitą dalį vis tiek pasilikčiau ir idėja būtų, kad kaip minimum šitos dalies priekyje reikėtų, nes visą kitą galima vos ne visiems failams turėti, kad paskirtis būtų. Jeigu sugalvosite, kad dalis nuotraukų turi būti iškelta į atskirą folderį ir tenais tame folderyje yra vien failai, kur yra timestampas .jpg ir jeigu tik tai va tas skaičiai, ne, tai būtų ten kažkoks timestampas .jpg, like, spėkit iš 3 kartų, kas yra tokiame faile. Tai nežino. Nu, tai idėja ir yra, kad maždaug dasidedi priekyje car ir tu žinai būsimą kontekstą, kas iš kur apskritai šitą nuotrauką atsirado. Ne, ir net jeigu viename folderyje būtų apskritai visos nuotraukos, tai va taip žiūrint ir netgi tą pačią milisekundę visos jos uploadintos, žinau, paskirtis skirtinga. Net jeigu jie nebūtų išskaidyti į atskirus folderius uploado metu. Tai šitoje vietoje, taip kaip čia yra išspręsta, yra ir atskiri folderiai ir dar paliktas kontekstas, aiškiai, tai kaip buvo gauta ta nuotrauka. Tada čia nustatymai, pats jau objektas uploado ir tiesiog rautas. Sako, kai tavo uploaduose bus šaunama į /car, tai reiškia, kai rautas atrodo va taip, tai ir bus uploadas įvykdomas, tai reiškia, va ten tas objektas, single images, fieldas vadinasi car image, kas tas car image? Va šitas. Tai va. Tai viskas. Po sėkmingo uploado grąžiname savo responsą, complete ir pathas, kur mes ten tą imidžą nukišom. Čia svarbiausia dalis nedėti public, nes public folderio nemato joks klientas. Čia mūsų slapta vieta. Tai va, ir jeigu bandysi uploadinti į tiesiog dalį, kuri vadintųsi API/upload, bet tolimesnio, tai sako, kad suriuka, nesuprantu, ką tu nori iš manęs. Ir dar ekstra galvoju, davai pateiksiu sąrašą visgi ten tų kitų rautų, kurie yra leistini. Tai kaip pagalbinė priemonė tiem, kas galbūt naudotųsi tokio API-umi. Ir viskas. Easy peasy. Iš esmės, jeigu norit uploadinti naują kažkokią failą, tai gal netgi būtų make sense taip pavadinti. Ir šiandien bus car. Amazing. Gerai, gal ne taip. Gal ir ne taip amazing. Taip, ir tiesiog copy-pastinat 3 dalis. Iš esmės, multerio nustatymų 2 objektai, kurie beje gali būti sukergti į vieną, nes galutinis objektas storage yra car storage'as, o tas car storage'as, matot, viršuje esantis dalykas. Tai niekas netrukdo iškirpti ir va čia tiesiog sukelti.
Ir realiai turėtumėt vieną didelį objektą, kurios skaitomumas, nežinau, depends. Gali priprasti. Bet paliksiu taip, kaip yra. Tai norit naujo rauto uploadint naujiem dalykam, puiku, copy pasta ir visur persivadinat vietoj car avataras. Literally paselektinau ir visur vieną žodį pakeičiau. Šabloniškai, ne? Ir dabar turiu avatarui uploadą paruoštą. Vienintelis reikalavimas ekstra bus, kad susikurk vietą, kuri vadinasi Public Images Avatar. Nes jeigu tokios vietos neras, tai bus iš karto eroras. Tai vat. Paskui sako, norit uploadinti dar kažkokį naują tipą, ne? Ir vėl avataro žodis ir visose vietose avatarą pasirenko ir sakau coveris. Ne viskas, dabar coveris uploadinsiu iš API-aus pusės. Super awesome. Nu. Tai API-uje copy pasta. Ir žinoma, panaudojimas tada lygiai toks pats. Kai norėsite kopijuoti šitą funkciją, yra tik tai du dalykai, kuriuos reikia pakeisti. Va šitie du. Vietoj žodžio car, dviejose šitose vietose pasakyti, kad čia yra arba avataras, arba coveris. Nu ir ten tą mygtuką, žinoma, susijęti teisingai, ne, naują kažkokį. Tai galim pasižiūrėti, kaip dabartiniu atveju veikia. Tai tiesa, dar reikia kadangi iš tuos naujus sukūriau ir nenoriu, kad ateityje būtų nesąmonių, tai padarysim coverį ir padarysim avatarą ir šitai kelsim čia, šitą va taip, kad folderiai kaip minimum būtų netušti ir uploadas. Boom. Iš karto atvaizduoja. Ir mašiniukas čionais. Ir būtent failo pavadinimas yra per car ir timestampas. Ledas, ne? Veikia. Nori kitos mašinos. Ta. Boom. Ledas. Ledokšnis. Tikras ledokšnis. Just. Sakai create, tada jis ant manęs čia biškį supyksta. Reikia, sako, sukelti pavadinimus. Nu tai gerai, sukelkim pavadinimus, ne? Kokį šiandien, kaip čia šitą daiktą pavadinti? Didelė skarbonkė. Gerai, price'as šiam 9 ar 96, whatever, coloras, taip, turi spalvą, typas, čia tikrai hacker 3000, steering wheelas, none, nes čia yra freaking cyberpunkas. Kaip? Nu, reikėtų irgi. Čia. Nu, baisu. Gal pieštiniai čia, netyčia. Nu gerai, ir čia bus kažkoks miestelis. Mazas miestelis. Ir create. Kur create, nu? Ties karsais.
Bet ar tikrai? Ne. Kodėl? Labai paprasta, žinokit. Labai čia šitoje vietoje paprasta. Ten, kur yra tas mano karas, jau nebe imidž uploadas mane domina būtent. Jisai viską čia praleido, netgi galima įsitikinti, kas vyksta konsoliai. Tai čia biški supyko ant manęs, bet iš principo requestas iškeliavo. Jeigu pasižiūrėti requestą, unsupported card types method, čia kažkas keisto ir payloadas yra tik tai didelis karbonkė. Aiškiai, jisai nesurinko kaip minimum visų laukų, kaip minimum. Ir dar išsiuntė biškį ne ten. Jeiks. Galbūt ir ten siuntė, bet, aiškiai, pats tas API-us yra nesutvarkytas. Tiesiog copy-pasta, tam tuščias karbonkė buvo realiai. Tai kaip minimum turbūt galime sumesti, kas ten titlas buvo. Nu gerai, netgi pradėkime nuo imidžo iš eilės. Tada price'as, tada coloras, tada card type'as, tada metai, tada steering wheel'as ir location. Va, kiek informacijos. Va, toks objektas turės iškeliauti. Imidžas tai ne failas čia keliauja, nes failas buvo prieš tai uploadintas atskirai. Čia keliauja tik tai nuoroda į, kur jisai padėtas. Ne, tas URL čia šitoje vietu keliauja. Tai jo, tiek reikalų. Dabartinių atveju, kai jau šitą submitinsiu, keliauja jau žymiai daugiau informacijos, realiai normali forma iškeliauja, ne, viskas, kas joje parašyta. Steering wheel none, house, nu jo, make sense. Ir cool story, bro. Tada reikia atsidaryti turbūt servako API-us, karsai ir sužiūrėti, postas turėjo būti. O postas čia card type'ai, čia kažkokie erorai, unsupported card types. Va čia buvo klaida, kad čia neatnaujintas, aiškiai, unsupported cards metodas. Ok, responsas. Sučekinam, nesupportinam. Pradėkim supportant postas, ne? Tai gerai, kur ten tas mano postas buvo. Aiškiai, čia visa šita krūva kodą. Tai vėlgi, iš body sako, turi ateiti dalykai. Tai realiai tas pats, ką aš va čia padariau, pasiimsiu ir va čia išsimesiu iš karto. Tada visos tos validacijos, jeigu visgi tu ten per aplinkui nesinaudodamas frontų mūsų pateiktų, bandėjai uploadinti, tai tada turėtume čia validacijas padaryti, kultūringas. Ir, pavyzdžiui, tai, kas yra šitame puslapyje padaryta. Čia yra pačio fronto pusė yra validacija, kad šitą puslapį matytų tik tai pardavėjas. O kai kalba eina apie API-jaus dalį, šitą API vis dar gali dubasinti visi, kas nori. Kodėl? Nes nėra apsaugos su rolėmis. Ne? Tai va, tai šitoje vietoje irgi būtų galima pasidaryti tą apsaugą su rolėmis. Ir kadangi tos rolės, jeigu pamenat, po vakar, reiškia, API-jaus tas pats pirmas žingsnis beros, ne, meluoju, ne API-jaus, čyzis, pats pirmas žingsnis index.js. Tai visus requestus įeinančius aš pasigaunu ir juos šiek tiek pakeičiu.
pridėdamas naujos informacijos. Priklausomai nuo to, tu ten turi tokenus, neturi tokenus, žinau tave, nežinau tavęs. Tai aš tave laikysiu arba public žmogumi, arba ten konkrečiu, reiškiasi, useriu parėjusiu. Tai kadangi ta reikšmė jau yra requeste, galima ir jie pasinaudoti. Tai netgi sakyti, kad konstanta, kas tenais bus, man reikės rolę, kad jisai iš request user išsitrauktų. Ir kai išsitrauks rolę, jeigu rolė nėra kas tenais selleris, tai tada galim iš karto sakyti ačiū, viso gero. Maždaug, ne? Eroras. Tai ten maždaug you are not a seller. Dealer, whatever. You are not a seller. You shall not pass. Viskas. Jeigu jisai neselleris, čiau bambino, jeigu selleris, nu tai tada pasižiūrėkim, ką tu mums atsiuntei. Ir tada visos tos validacijos, ne? Tai ar padavei mums imidžo linką, card, kažkia image could not, ne, čia ne card typas, čia yra card could not be created, jo. Gerai, card could not be created, provide image value. Ir kas ten sekantis? Price. Copy pasta. Sekantis. O price of colors. Sekantis. Car typas. Sekantis. Metai. Metų steering wheelas. Locations. Pusę kodo sudaro vien tie ifai. Ar tu man davai tai, ką man reikia, kad tu duotum? Ne? Puisu. Nu gerai, tai jeigu nedavė, tai kiekvienoje vietoje mes jam... Jo, galima į atskirą funkciją iškelt. Reikėtų pergalvoti tiesiog. Nes pavyzdžiui, šitoje vietoje galbūt netgi būtų galima padaryti kažką protingesnio, nes čia iš esmės pasako po vieną problemą vienu metu. O kas jeigu man useris darydamas requestą nedavė 3 dalykų, ne? Tai galbūt būtų prasmė kažkaip sugalvoti, padaryti erorų masyvą ir į jį pušinti visus erorus, kuriuos radau ir paskui tiesiog visą masyvą jam atiduoti, kad vienu metu jisai galėtų viską išsispręsti. Tai, tai čia principas galėtų būti lygiai tas pats. Tai vat, galima pabandyti ir perdaryti iš esmės. Ne? Paliekam taip. Daug kodo atrodo. Eliks. Suvalgys kas nors tą laiką. Tai va, tai žodžiu, baziniai patikrinimai. Faktas, jeigu pasižiūrėsit kitų API-ų irgi analogiškas funkcijas, tai mes ten tokių patikrinimų iš esmės nesame darę. Nei su rolėmis, nei apskritai su atėjusios formos ten tom informacijom. Tai yra blogai. Ten reikėtų visas validacijas darytis, bet, kramtau kampus kažkurioje vietoje. Tikiuosi pagaunat šitą momentą. Nes visos funkcijos turi daryti iš esmės 4 etapus. Visos funkcijos. Inputo validacijos, logika, logikos sugeneruoto rezultato validacija ir tada tik tai returnas. Visose nėra jokios išimties.
bet, vat, kažkur numuilinam, ne? Numuilinam kažkurioje vietoje. O dažniausia iš mano pusės priežastis laikas. Iš serijos nėra laiko. Ką padarys? Taip. Gerai, šitas atvažiavo, reikšmės visos suvažiavo, tada yra bandymas. Bandymas yra į karsų lentelę, insert into cars ir ten prasideda skliausteliuose ir bus values ir bus krūva klaustukų. Random kol kas, reikės natūraliai suskaičiuoti. Ir dabar tiesiog reikės išvardinti visus tuos kolumus, kurie yra duombazėje. Surprise, ID ir created man nereikia nurodyti. Copy, pasta. Reikia. O. Reikės visko. User ID, jis yra pas mus. User ID yra nustatomas kiekvieno requesto pradžioje, kur kuriamas request.user ir ten, čia vakarykštis didysis darbas buvo. Va. Aš čia pats nusirodau. Reiškia, yra ID, yra rolė ir ar jis yra blokuotas, nes dar reikėtų visur, žinoma, ir šitą panaudoti reikšmę, nes tai, kad tavo rolė yra adminas arba tai, kad tavo rolė yra pardavėjas, tai tik pusė darbo, nes tu gali būti ir adminas, ir pardavėjas, bet būti užbanintas. Ir tai nebeleidžia naudotis tuo API-umi, ne? Tai dar šito niekur nesu panaudojęs. Jėga. Tai ne adminas. Ja. Ja. Daug dalykų reikia nepamiršti, ne? Ir kaip visą tai prisimint? Tai išmastyti tiesiog, arba dar galėtų būti testai. Kažkur rašytis testus ir kosmosėlis. Anyways. Jo, kas tas per daiktas, ne? Testai. Ir Reacto komponentai turi būdus juos testuoti ir šiaip bazinis JS-as turi būdą juos testuotis ir ne vieną būdą. Tai naudingos temos. Nu, dar reikėtų kokį mėnesiuką pasimokyti. Ja, ten kažkur jūs blokti reikėtų paklausti tiesiog. Kad aiškiai, jeigu tu esi ne selleris arba esi blokuotas. Nes negali būti ir esi blokuotas, nes tada kaip tik sumažina. So, gerai, carsai. Into cars. Jesus, kas čia? Čia insertas buvo. O, lol. Ką iš čia veikia? Taip. Ok, created. Šitą tada galima car type lengthas. Ne, čia nesąmonės, va šitas bus. Insert. Responses. Insert, car typesai, čia yra insert. Pala, kaip jisai buvo? Response object, ok. Insert response object. Bet aš jo ir nepanaudoju iš esmės. Ai ne,
Šį čia turėtų būti, jo. Nu, va, tada bus car created ir car could not be created. Ir jeigu created, tai iš tikrųjų 201 reikėtų. Nu, va, plius minus. Dabar tik tai reikia susižiūrėti visus šitos laukus. Tai su laukais yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tai 3, 3, 3 ir paskutinio nereikia. Tobulą. Ir padarėm taip, praleidau. Nu gerai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rimtai. Koks sutapimas, blemba? Tai ten random varydamas gerai pavariau. Tiesiog. Rankytė. Jesus, luckys me. Eisiu loterijos bilietą pirkti. Jo, turėtų suveikti kažkas tais. Iš sintaksės pusės daugiau mažiau yra teisinga. Bet galim imti lažybas, pavyks ar ne? Insertins jisai ten tą žaltys į table ar ne? Ne? Kodėl? Teisingai, gerai, no problem. Boom. Sužiūrėkime eiliškumą. Images, car type ID, pala. Reikia iš eilės. Taip padarysim. User ID, neturiu user ID, gerai. Žiūrėjame viršų, rolė ir ID, va taip pasiimsim. Tai turiu user ID, jis yra reikšmė ID, car typas, bet čia reikia ID. Čia nereikia car typo, čia nereikia sedano žodžio ar hatchbacko, čia reikia 1, 2, 3. Ok, kol kas praskipinu, bent jau į pozicijas plius minus sudėkiam. Tada titlas, tada color, tada price'as ir metai, tada steering wheel, ne steering wheel, o steering wheel ID turi būti nurodytas. Oh shit. Location, Milagė. Milagė? Pas mane formai nėra Milagė. Nu tai 0. Default. Tai reiškia, reikės eiti pasirūpint ir į magę. Nu va. Car type ID, steering wheel ID. Tai ko reikia. Trūkums. Turint omeny, kad va čia dabar įsirašinėsiu žodžius. Realiai pačias reikšmės, ne? Kad vairas yra kairiai arba dešiniai. Ir lygiai taip pat car type įrašinėsiu žodžius sedanas, hatchbackas. Vietoj to, kad būtų nurodyta atitinkamų reikšmių ID esančios tinkamose lentelėse, kurios yra iš anksto žinomos duombazei. Mat klausimas, kas atsitiks, kai paspausiu submit mygtuką šitą. Norit lažintis? Jep. Turėtų palūžti. Ir man, kadangi labai patinka, kaip palūžta, aš specialiai atsidarysiu ir žiūrėsiu, kaip jis ten mirs. Klausimas, kas mirs? Frontas mirs, backas mirs ar duombazė? Kas erorą grąžins? Duombazė grąžins. Nes jinai sakys, kad netinkamas tipas pareina. Postcar, bla, 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 bla. Nieko nematau. Kodėl? Todėl, kad neišsispausdino.
Tai va šitas va buvo grąžintas realiai, kritinė klaida, ne, iš servo pusės. Ir jeigu pasižiūrėti, tai kokį ten tą erorą man tą duombazę čia najas grąžino. Dar kartą. Ir sako, scary. Cannot add or update a child row foreign key constraint fails. Ir būtent tas foreign key'us tai yra, kad jisai susižiūri, kad, va, pavyzdžiui, car type ID. Būtent pirmas dalykas, kuris man ir failino. Nes jisai supranta, kad čia turi pareiti skaičiukas, vienas iš ten leistinų, nuo vieneto iki kažkiek. O aš paduodu kažkokį keistą žodį. O tas žodis nėra vienas iš ten tų ID nurodytų. O ir turėk bėdą. Tai va, tai kol šito neištaisysim, niekas neįsirašys. O kada mes ištaisysim, po reklaminės pertraukėlės.